nors negausus čia būrys darbo diena, tačiau vis tiek džiaugiuosi, kad yra neabejingų Lietuvoje žmonių tiems procesams, kas vyksta Lietuvoje. Ar mums galėjo ateiti į galvą prieš 20 metų, kai paskelbėm laisvę ir nepriklausomybę, kad mums reikės kovoti iš naujo ne prieš sovietinę, bet prieš moralinę okupaciją, moralinį supuvimą, kuris plūsta į supuvusių vakarų. Šiandien dorybė tapo smerktina, o niekšybė statoma ant altoriaus. Tokiu laiku mes gyvename. Žinot, man šurpuliai per kūną eina, kai pagalvoju, kad leidimą gėjų paradui išdavė Krikščionių demokratų partijos meras, už kurį jūs visi čia susirinkę balsavote. Gėda, aš norėčiau, kad jis ateitų čia ir paaiškintų jums ir man, kokiu pagrindu, ar jis nepamynė tų vertybių, ar jis neapgavo tų žmonių, kurie už juos balsavo. Prieš tai buvusieji merai, net Artūras Zuokas, Juozas Imbrasas neleido niekšybei pasireikšti viešai Lietuvoje. Negana to, šitą renginį Krikščionių demokratų partijos pirmininkas Andrius Kubilius finansuoja 345 000 litų. Tai pinigai atimti iš motinų auginančių vaikus. Ar tai šeimos koncepcija pono Andriaus Kubiliaus? Gėda ir išdavystė yra tų, kurie balsavo už krikščionis demokratus. Kabutėse krikščionis demokratus. Mėlėjai, kur organizatoriai, kur yra Mantas Adomėnas, Kazimieras Uoka, Seimo nariai, kur jie yra? Vienas atseit renginyje, susirinkime. Ar dar ne antra išdavystė yra čia? Kodėl jie ne su mumis ir ne su jumis? Aš bet vis tik tais noriu tikėtis, kad pas mus Lietuvoje gal kažkiek tai esame teisinė valstybė ir priimtas nepilnamečių įstatymas apsaugos nuo viešosios informacijos neigiamo poveikio, kažką tai reiks generaliniai prokuratūrai ir pasinaudodama to įstatymo nuostatom, kadangi kreipėmės 53 Seimo nariai į generalinę prokuratūrą, gindama viešą interesą, moralę ir dorovę, kreipsis į teismą ir vis tik teismas uždraus šitas gėjų eitynės. Mėlėjai, aš mąstau, jeigu žmonės abejingi tiems reiškiniams, kurie vyksta mūsų valstybėje, ar mes aplamai kaip tauta turime perspektyvą ir ateitį.